Taigi, sveiki visi. Šiandieną jums parodysiu, kaip aš montuoju savo video. Tai pirmas dalykas, jums reikia atsisiųsti programą Windows Movie Maker 2012 metai. Gali būti ir 2007, 2009. Tai aš sakau, čia nebūtinai, bet svarbu, kad būtų Windows Movie Maker. Tai kai jau turit programą Windows Movie Maker, tada jums reikia video. Aišku, čia galima ir daryti slideshow, kaip sakant. Nuotraukas sudėti, kad jūs eitų paini. Aš jums šiandien tą ir parodysiu. Bet aišku, tenai galima pridėti ir video. Taigi, atsidarom tą programą. Tai pirmas dalykas, ką aš dariau, tai aš paspaudžiu, čia atrodo labai viskas komplikuota, bet iš tikrųjų tai nėra. Pirmas dalykas, ką aš darau, tai aš spaudžiu credits. Ir čia galim pasirinkti spalvą, sakykim, ką žinau aš tokia spalva. Čia pasididinam šriftą, kaip matot. Ir tada galim parašyti, ką žinau. Aš kadangi čia darau tik tai nuotraukų slideshow, tai aš parašysiu nuotraukų slideshow. Nuotraukų slideshow. Ar ne? Ir dabar, sakykime, mes paspausim paleisti. Ir va taip atrodys, tai galima padaryti, kad tiesiog jisai būtų. Tai va, žodžiu. Tai jūs galite pakeisti jo poziciją, ne? Į vidų ir jį padaryti. Va. Ir tada, aišku, einam ant namų ir čia, kaip matot, yra pridėti video ir nuotraukų. Tai galima čia pridėti video, ne? Bet aš pridėsiu dabar nuotraukų, kadangi aš video neturiu. Čia turiu, bet čia sakykime, einam tada čia ir pridėsim kompiuterį. Kiek tai sekundžių? Kompiuterį kiek tai sekundžių? Aš čia tiesiog rodau kaip pavyzdį. Nes, sakykim, ką aš žinau, pavilnius anykščiai video. Čia, taip, jau. Tada galim pridėti, ką aš žinau, Žalgirio logotipą. Geras. Ir tada galima, aišku, pabaigti video. Vėl ta pati spalva. Vėl pasididinam šriftą. Ir prašom, ačiū, kad žiūrėjot. Čia neprivaloma aišku rašyti, bet jeigu norit parašykit, va. Ir va. Ir taip aš montuoju visą savo video ir dabar galim pasižiūrėti, kaip tas gavos. Aš viską nežiūrėsiu ir tada spaudžiam file, išsaugoti filmą, rekomenduota ir išsaugojam kažkur, ką žinau, ant desktopo gal. Galim pavadinti kažkaip ir spaudžiam save. Ir dabar jisai išseivina, taip. Matot. Tai dabar tiesiog palaukiam. Aišku, čia priklauso nuo kokio ilgumo yra video. Jeigu jisai yra labai ilgas, tai tada ilgiau ir išsisaugos. Dabar viskas išsisaugojo, uždarom. Čia dabar kadangi jūs jau jį turit, va.
Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Dodi TV. Ir iki kitą kartą.